Studijuodamas Lietuvos verslo kolegijoje likau maloniai nustebintas dėstytojais. Iš tikrųjų, kiekvienas dėstytojas yra savo srities profesionalas. Kiekvienas dėstytojas atskirai kiekvienam studentui skiria labai daug dėmesio ir perteikia savo per ilgus metus įgytas profesionalias, praktinės žinias. Kodėl būtent pasirinkau šią profesiją? Todėl, kad jis siejasi su dabartiniu mano darbu. Kas dar labai patiko, jog jeigu turi įgijęs profesinį išsilavinimą arba baigęs kitąjį aukštąjį mokslą, Lietuvos verslo kolegijoje gali mokslus pradėti nuo aukštesnio kurso, tai yra jau mes pradėjome iš karto nuo antro kurso ir taip studijas baigė studentai anksčiau. Man dar labai patinka tai, kad ištęstinių studijų studentams paskaitos yra vykdomos sesijomis. Per pusmetį turime 2 sesijas. Tai paskaitos dažniausiai vyksta vakarais, kas yra labai gerai suaugusiam, dirbančiam žmogui. Tai yra puikiai galimybė pareigūnams, šiuo atveju ir man pareigūnui, įgyti aukštojo mokslo profesinio bakalauro diplomą. Studijuojant Lietuvos verslo kolegijoje yra sudaromos galimybės praktiką atlikti įvairiose įmonėse, taip pat yra gausu išvykstamųjų paskaitų po įvairias institucijas. Šiais metais yra susikūrusi studentų atstovybė, kuri stebina savo organizuojamais renginiais nuo Fuksų krikštynų iki linksmo kalėdinio vakaro. Bendruomenė yra labai draugiška, šilta, visi esame kaip šeima, jaučiuosi kaip šeimos narys, taigi tikrai didžiuojuosi savo pasirinkimu studijuoti Lietuvos verslo kolegijoje.